Šokiruojančiai pakrypus įvykiams, musulmonų išvykimas iš Jungtinės karalystės prasidėjo, nes jie pradėjo savanoriškai išvykti. Jie bijo vietinių Britų iškilimo, kurie dabar jaučiasi pavargę nuo nuolatinio vyriausybės manipuliavimo. Kad jie manytų, jog viskas susiję su tuo, kad jie esą multikulturalistai, o ne su tikra invazija, kuri perėmė valdžią ir kontrolę. Ir šių islamistų reakcijos, tiesą sakant, šiek tiek stebina. Jie pradeda suprasti, kad ilgai kurtas fasadas, esą viskas yra tik gražios religinės laisvės, jau nebeveikia. Britai kyla ir priešinasi, o politinės partijos keičia kryptį. Štai visiškai įdomus vaizdo įrašas iš musulmonės moters TikTok, kuri tiesiogiai sako, kad nori būti deportuota iš Didžiosios Britanijos. Taip, teisingai. Ši moteris nebenori gyventi šioje šalyje, nes, jis sako, kad čia visiškai siaubinga padėtis, todėl ji nori išvykti. Esu tikras. Ne, todėl kad čia siaubinga padėtis. Jiems visiškai nerūpi, ar šalis, į kurias jie atvyksta, yra geros būklės. Niekada nerūpėjo. Tai todėl, kad jie bijo pasipriešinimo. Visi jūs turėsite labai įdomių minčių po to, kai pažiūrėsite šį klipą. Pažiūrėkime. Šiuo metu, ar kas nors galėtų man padaryti paslaugą ir išvežti mane iš šios šalies? Juk visi tie žmonės, kurie vis kartoja, kad mane deportuos. Aš dabar rimtai jūsų klausiu, ar galite tai padaryti? Nes, taip, mes tikrai norėtumėm išsiųsti jūsų adresą ir vardą, perduoti jūsų informaciją. Mes pradėsime dirbti, brangioji. Ta kryptimi, kuria juda ši vieta, ta kryptimi, kuria juda ši šalis, ta kryptimi, kuria mes visi einame, mes neturime jokios bendruomenės, neturime jokios solidarumo, mums nerūpi vieni kitų. Ar galėtum padaryti man paslaugą ir grąžinti mane namo? Nes Janas Golas jau nebegali to pakęsti. Galėčiau tau pasakyti, kad jei tiesiog sukursi GoFundMe, vien mūsų sekėjai čia padės tau išvažiuoti iš to šalies ir nuvykti, kur tik panorėsi. Gana bandymų. Atvesti žmonės į protą ir bandyti juos suvienyti, nepriklausomai nuo odos spalvos. Bandymas suvienyti žmonės yra vienas sunkiausių dalykų. Taigi aš baigiau. Na taip, ar kas nors galėtų greitai paskambinti vidaus reikalų ministerijai ir pasirūpinti, kad grįžčiau namo? Žinote, ironija tame, kad žinoma, kiti žmonės turi ją pasirūpinti ir viską padaryti už ją. Ne, ji negali pati užsisakyti bilieto ir išvykti. Jai reikia, kad kiti žmonės jie rūpintųsi ir viską darytų už ją. Beje, jie ne vienintelė tokia. Pasirodo, jie taip pat nori, kad šis savanoriškas išsiuntimas būtų finansuojamas Jungtinės karalystės. Taip, jiems neužtenka. Jie atvyko ir bandė įsiveržti, o dabar supranta, kad palaukite. Šis įsiveržimas gali būti netoks sklandus, kaip jie tikėjosi. Dabar jie nori, kad jūs sumokėtumėte už jų išvykimą. Tai yra būtent tai, ko ir tikėtumėsi. Tai net nebestebina šiuo metu. Pažiūrėkite į tai. Šie įžūlūs, verkšlenantys, pasibjaurėtini žmonės, kurie mano, kad jiems viskas priklauso. Aš to negaliu pakęsti. Štai mano mažytė žinutė kraštutiniai dešiniai. Jei norite, kad išvažiuočiau iš jūsų šalies, nupirkite man bilietą į vieną pusę. Sumokėkite už mano apgyvendinimą ir aš visam laikui dingsiu iš jūsų akių. Nes pažadu jums, mano šalis yra daug geresnė nei ši. Man tiesiog nepasisekė gimti čia. Aš nekenčiu šios šalies labiau nei jūs. Bet sumokėkite mano išlaidas ir aš išvyksiu. Pažadu jums. Pažadu, užsakykite rytoj. Iš tikrųjų. Apie kurią šalį kalbate? Nes jūs skambate taip, lyg būtumėte iš Jungtinės karalystės. Skambate taip, lyg būtumėte ten gimusi ir sakytumėte, taip, šalis, iš kurios esu kilusi, yra daug geresnė už šią vietą. Neįtikėtina, kaip šie žmonės čia atvyksta. Jie ateina ir bando viską perimti. Visą laiką tvirtindami, kad vietos, iš kurių jie kilę, yra daug geresnės. Atrodo, kad tai iš tikrųjų gali būti ta kryptis. Nes pagal tai, kaip Anglijoje keičiasi politika, jie išrinko šį juokingą žmogų. Arba jie jo neišrinko. Žinote, tas žmogus, dėl kurio Keirą Starmeris atsistatydino ir dabar ateina naujas, kuris dar blogesnis už Keirą Starmerį. Reform ir Restore Britain kitose rinkimuose pasieks sėkmę ir jie pakeis ją kotai katrai, o vis daugiau žmonių tai pradeda suprasti. Bet žinoma, jie to negali padaryti be visiško teisės į viską jausmo. Tai baisu. Ir taip, tu mokėk už mane, tu atsikratyk manęs. Kodėlgi ne? Jei tau tai taip nepatinka, kodėl neišeini? Nes tu to neapkenti, tau tai patinka, tau tiesiog patinka skųstis.
Jei esi musulmonas gyvenantis vakaruose ir manai, kad kraštutinių dešiniųjų iškilimas yra tik rasizmas, mano draugė, tu gyveni burbule. Pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose musulmonai Didžiojoje Britanijoje reaguoja į Reform UK laimėjusią 1000 vietų rinkimuose. Šios reakcijos buvo labai netikėtos ir nustebino daugelį žmonių. Taigi pirmiausia pažiūrėsime vaizdo įrašus. O tada pasidalinsiu savo mintimis apie situaciją. Štai pirmasis vaizdo įrašas. Tai musulmonas gimęs Londone ir jis sako, kad Didžiosios Britanijos musulmonai turi pabusti ir nustoti vadinti patriotus rasistais, nes jie nėra rasistai. Jie tiesiog paprasti žmonės turintys pagrįstų nuogastavimų. Musulmonai vakaruose šiuo metu daro didžiulę klaidą. Jei esi musulmonas gyvenantis vakaruose ir manai, kad kraštutinių dešiniųjų iškilimas yra tik rasizmas, mano draugė, tu gyveni burbule. Taip, rasizmas egzistuoja, akivaizdu, bet apsimesti, kad kiekvienas žmonių rūpestis dėl imigracijos ar integracijos yra rasistinis, yra būtent tai, kodėl šie judėjimai ir toliau auga. Nes jų požiūrių musulmonai tiesiog neklauso. Mes tiesiog sakome, ai, rasistas, ir juos ignoruojame. Tuo tarpu jūs jaučiatės patogiai savo mažoje ekosistemoje. Toje pačioje ekosistemoje, dėl kurios jie ir sako, kad žmonės nesintegruoja. Halal parduotuvės, mečetės ir jūsų pačių bendruomenė. Už tos burbulo ribų apsidairyk. Visuomenės nuomonė keičiasi. Net jauni britai, kurie augo daugiakultūrėse mokyklose, pradeda vis labiau linkti į nacionalizmą. Ir tai ne todėl, kad vieną dieną jie pabudo ir nusprendė nekęsti mažumų, bet todėl, kad jie jaučia, jog jų šalis keičiasi ir niekam neleidžiama apie tai kalbėti. Ir jei musulmonai ir toliau kiekvieną kritiką atmeta kaip rasizmą, jūs nesustabdote kraštutinės dešinės. Iš tikrųjų, jūs ją auginate, nes kai žmonės jaučiasi ignoruojami, tada jie pradeda organizuotis. Ir kai pagaliau nuspręsite su jais bendrauti, gali būti jau per vėlu. Ar galiu tik pasakyti, kad malonu matyti žmogų, kuris turi daugiau sveiko proto nei dauguma šių žmonių internete. Nes tai, ką jis čia sako, yra tiesa. Gera žinia. Gera žinia ta, kad nors šis vyras mano esąs islamistas, taip nėra. Jis iš tikrųjų yra britas, nes turi vakarietiškų vertybių pojūtį. Ir jis gali būti ne vienas iš tų, kurie bando sunaikinti ir užgrobti Europą bei vakarų visuomenės, nes jis iš tikrųjų yra labiau vakarietis nei pats mano. Tai ką jis čia sako yra visiška tiesa. Ne visi prabunda tam, kad taptų rasistais ar baisiais žmonėmis. Ne, žmonės tiesiog nori apsaugoti savus ir ginti savus. Ir kai vis daugiau tokių įsibrovėlių atvyksta ir vadina tave rasistu dėl kiekvieno tavo veiksmo, tam tikrų momentų tai tampa kaip berniukas, kuris šaukė "Vilkas!". Geros naujienos yra tai, kad tai nėra norma. Dauguma žmonių Jungtinėje karalystėje, kurie tapatinasi su šio vaikino religija, taip į tai nežiūri, nes jie yra labiau islamistai nei suvakarėję. Šis vyras yra suvakarėjęs, jis tiesiog to iki galo nesupranta. Bet vėlgi, tai yra sveikas protas. Šis vaizdo įrašas buvo tikra tiesos bomba. Jis sulaukė 100 000 peržiūrų socialiniuose tinkluose. Jis gavo 53 000 patiktukų. Ir tai, ką jis sako, yra faktas. Priežastis, kodėl žmonės balsavo už Reform UK, yra ta, kad jie jaučiasi visiškai ignoruojami. Tai musulmono vyro iš Škotijos reakcija, kuris paskelbė šį vaizdo įrašą TikTok, sakydamas, kad Reform iškilimas yra realybės patikrinimo momentas musulmonams. Štai, ką jis pasakė. Šiandien yra realybės patikrinimo momentas Jungtinėje karalystėje gyvenantiems musulmonams, kai visoje šalyje kyla reforma. Visuomenės nuotaikos nėra jūsų naudai, jos nėra imigrantų naudai. Ir tai yra realybės patikrinimas, kurį turime priimti. Kaip musulmonai gyvenantis Jungtinėje karalystėje turime suprasti, kad šios šalies kryptis yra prieš islamą. Gerai, taigi mes negalime per daug dėl to skųstis, nes turėjome būti kaip svečiai gyvenantis namuose. O šeimininkas gali bet kada pakeisti taisyklės. Taigi mes negalime skųstis, nes galų gale turime savo namus, turime savo žemės. Taigi mes turėjome būti jektokiam ir vakaruose laikinai, kaip ekonominiai migrantai, kad užsidirbtume pinigų. Ir mes turėjome palikti šias žemės ir grįžti į savo žemės. Bet kas nutiko, tai kad mes patys save privertėme būti aplinkoje, kurioje iš pradžių mums nėra tinkama praktikuoti islamą. Namo taisyklės apskritai netitinka islamo. Taigi dabar šeimininkas sako, kad jūsų vertybės ir mūsų vertybės nesutampa. Taigi musulmonai dabar turi suprasti, kad norėdami išsaugoti savo islamą, moralę, orumą, jūs dabar turite grįžti į savo žemės. Gerai, šis vaikinas kai ką suprato teisingai, o kai ką ne. Teisinga tai, kad nuotaikos keičiasi, kad žmonės pavargo nuo visko, kas vyksta, ir kad tai nesuderinama su vakarais. Bet apsimesti, kad šie žmonės atvyko tik tam, kad išmoktų ekonomikos ir tada grįžtų į savo šalis bei paverstų jas vakarų visuomenėmis, yra visiškai netiesa.
Tai nėra teisinga istorija. Nežinau, ar šis vaikinas tuo tiki. Gali būti, kad jis tuo tiki. Nesakau, kad jis sąmoningai meluoja, bet tai iš tikrųjų netikslu. Šie žmonės neturėjo jokių planų grįžti į savo šalis. Jie norėjo atvykti ir perimti Jakotę Tiktavičką. Tai jie ir nori toliau daryti. Ir tas planas buvo visiškai atskleistas. Matote, nuotaikos keičiasi. Nuotaikos keičiasi. Štai kodėl jie taip stengiasi varžyti žodžio laisvę. Jie nenori, kad žmonės galėtų apie tai kalbėti. Nes kai tik pradedi kalbėti, pradedi suprasti, kad visi kiti suprato tą patį, ką ir tu. Ir galbūt tu nesi kažkoks pamišęs rasistas, nekenčiantis mažumų. O tiesiog esu žmogus, kuris vertina savo religiją, savo kultūrą, savo visuomenę. Ir kai į tai įsiveržiama, galbūt turėtum priešintis tam. Vaikinai, tai gera žinia. Ar darbas jau baigtas? Net iš tolo ne. Yra milijonai žmonių, kurie atvyko su įsiveržimo mentalitetu ir bando sunaikinti vakarų visuomenę. Ir tai turi būti sprendžiama iš esmės. Tačiau pokytis, kurį matote, reiškia, kad vis daugiau šių žmonių suprato, jog jų laikas artėja prie pabaigos. Ar viskas perauks į smurtą? Kaip tai įvyks? Ar jie visi patys išvyks atgal, ar bus priversti? Laikas parodys, pamatysime. Tai priklausys nuo to, kas bus išrinktas kitą kartą ir kas iš to išplauks. Tačiau jei esate vienas iš tų žmonių, kurie jau kurį laiką stebi šiuos įvykius, nemanykite ir galvojate savo, kažkas čia ne taip, bet aš nesu rasistė, prisiekiu. Jūs nesate rasistė. Jie manipuliuoja jumis, kad taip galvotumėte, nes bijo, jog suprasite tiesą, kad jie įsiveržėt nepastebėti. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.